Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Abejonės ir klausimai. Jėzus tuojau juos prakalbino. Nenusiminkite, tai aš, nebijokite. Evangelija pagal Matą 14 skyrius 27 eilutė. Jie, mokiniai, sulipo į valtį ir plaukė kitapus ežero į Kafarnaumą. Jie paliko Jėzų nepatenkintomis širdimis. Jie murmėjo, kadangi jiems nebuvo leista jį paskelbti karaliumi. Jie kaltino save, kad taip lengvai pakluso jo paliepimui. Netikėjimas pradėjo valdyti jų mintis ir širdis. Juos buvo apakinęs garbės troškimas. Ar Kristus niekada nepatvirtins kaip karaliaus savo autoriteto? Kodėl jis, turėdamas tokią galią, neatskleidžia iki galo savo tikrosios prigimties ir nepalengvina jų kelio? Kodėl jis neišgelbėjo Jono Krikštytojo nuo smurto mirties? Taip Jėzaus mokiniai samprotavo, kol neužsitraukė didelės dvasinės tamsos. Jie pradėjo abejoti, ar Jėzus negali būti apsišaukėlis, kaip tvirtino fariziejai. Ta diena mokiniai stebėjo nuostabius Kristaus darbus. Atrodė, kad dangus nusileido ant žemės. Tos vertingos, šlovingos dienos prisiminimas turėjo įkvėpti jiems tikėjimą ir viltį. Jei būtų priešinėsi tiems dalykams, kurių buvo prisipildžiusios jų širdys, jie niekada nebūtų patekę į gundymus. Kadangi juos buvo užplūdusios audringos, neprotingos mintys, Dievas davė jiems kažką, kas užgautų jų sielas ir užimtų jų protus. Dievas dažnai taip elgiasi, kai žmonės susikuria savo sunkumus ir vargą. Atsėlino smarki audra, kuri užklupo juos visai nepasiruošusius. Jie užmiršo savo nekantrumą, netikėjimą ir nepasitikėjimą. Kiekvienas darė viską, kad valtis nepaskęstų. Iki 4 nakties sargybos jiems teko dirbti irklais. Galiausiai išvarginti vyrai susitaikė su mintimi, kad jie žus. Audra ir tamsa leido jiems pamatyti savo bejėgiškumą ir jie troško, kad jų mokytojas būtų šalia. Jėzus jų neužmiršo. Tuo metu, kai jie pamanė, kad žūsta, pašvaistėje pamatė vandens paviršiumi besiartinančią paslaptingą figūrą. Tai buvo jų mylimasis mokytojas. Jo balsas išsklaidė jų baimę. Tai aš, nebijokite. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.